Celfanas užsitrigrinęs dėl Miliūtės piršto. Sveiki, draugai. Na, nuvilnijo tiesiog vakar kultūrininkų protestas. Na, nežinau, kiek tame kultūrininkų proteste buvo kultūros, nes, matėm, kad ten ir Černiauskas kažkoks lygtai kažko apsivartojęs. Tiesiog vėl pradeda video ir vėl, ar bus bent vienas argumentas? Ar bus bent vienas kažkoks argumentas? O ne tiesiog, tas man atrodė kaip apsivartojęs, tiesiog epitetai ir apibūdinimai, kur, jokių nei įrodymų turi nieko, tiesiog čia net ne argumentas, tu žinėjai žmogus pagal tave atrodė kažkaip. Ar yra bent vienam video iš tikrųjų kažkoks argumentas, jie nei vieno nedaro. Ir kiti ten tokie keisti. Kuom keisti? Kuom atrodė? Vilnius menininkai jiems galima ten apsipūsti, ten nieko tokio jau čia, kaip norma. Jiegi net iš visgi narkotikų. Man Celfanas atrodo, kaip tik iš šikno išpistas. Bet turbūt kalėjime sėdėjusiam čia viskas galima, žinai. Turbūt normalu čia. Tokio pačio lygio argumentas, čia nieko, tu seniuk. Narkotikus norėjo legalizuoti, taip. Tai, bet norėčiau pakalbėti apie Miliūtės pirštą. Ok, pakalbėkime. Rodė Miliūtė pirštą. Na taip. Ir kas įdomiausia, vis dėlto gauti šiandien žinia paskriejo, apskriejo visus, kad gauti 2 pranešimai, žodžiu, dėl to Miliūtės parodyto vidurinio piršto. Tai greičiausiai, jinai puikiai žinojo, kad bus administracinis, ten 15 eurų turės susimokėti, čia jau visą laiką tai būna. Ir man kaip atrodo, jūs dabar galvojate, va čia toks viešas klausimas, ar teisėsauga nubaus Miliūtę, ar vis dėlto pademonstruos dvigubus? Šiaip, jokių dvigubų standartų, man atrodo, bet man atrodo, čia galima ir taip, aš nežinau, kokia praktika iš tikrųjų yra, ar tokio vietoje, nes čia protestas yra, bet ir vieša vieta ir necenzūrinis hipogestas. Man atrodo, nes jie sakė, kad gavo baudą tą administraciją, man atrodo, ten taip skaito, 7,5 metrų, kad nesilaikė. 7,5 metrų, kad nesilaikė, ten kažkiek 7,5 eurus, nežinau, nuo Seimo tipo protestuotojai per praeitą protestą, tai tipo tą baudą gavo. Dėl šitų gestų aš nežinau, kokie per protestą yra. Ar čia tik Miliūtė tada gautų, ar visi žmonės, kurie irgi per protestą rodė tą gestą tipo pirštą. Bet aš nežinau, apie kokius dvigubus standartus čia kalba, nes jūs tai kultūringi, jūs tai niekad nerodėt piršto, tai... Standartus. Ir šiokia tokia praktika, nuo ko atsispirti, kodėl sakau dvigubus standartus jau yra. Aš nekalbu apie Šurajevo, ten visus tos siautėjimus. O tai apie ką kalbi? Seime. O kalbu apie tai, kad šiandien, pavyzdžiui, vyksta riaušių bylos apeliacija. Vis dar procesas vyksta, žiniasklaida nerašo, bet procesas vyksta. Mes kalbam, aš laukiu pavyzdžio apie dvigubus standartus, apie piršto parodymą. Kas pirštą parodė ir buvo, I guess, nubaustas, kad jeigu Miliūtė nebus nubausta, bus parodytas dvigubus standartas. Čia jo toks teiginys buvo. Bet dabar mes prieinam prie riaušių bylos. Ir toj riaušių byloje buvo nuteistas toks jaunuolis, nei neturintis 20 metų tuo metu, kuris buvo nuteistas už tai, kad rodė vidurinį pirštą. O tai ne už tai, kad dalyvavo riaušėse? Nes man atrodo, ne už tai, kad pirštą rodė. Aš nežinau, apie kurį žmogų kalba. Demonstravo nepagarbą. Prokuroras Matevičius labai rimtų veidų aiškino, kaip čia blogai padarė. Čia tas Lukas Dolotovas, kad rodė tą vidurinį pirštą. Kaip čia, žodžiu, baisu, kokį padarė nusikaltimą, reikia jį nuteisti. Ir jį nuteisė. Už tai, kad Lukas Dolotovas rodė. Beje, čia už tai, kad rodė pirštą, tai nuteisė. Ar galima iš vis taip sakyti, kai administracija baudą išrašė, ne? 15 ar, man atrodo, 20, aš nežinau, labai mažą baudą tiesiog. Ok, tarkim, nuteisė, bet man įdomu, už ką konkrečiai jį nuteisė ir kiek laiko, ar čia kokiai sumai konkrečiau? Vidurinį pirštą pareigūnam. Tai mano dabar viešas toks klausimas dar kartą. Kaip manote? Čia tas Lukas Dolotovas, kad rodė tą vidurinį pirštą. Kaip čia Lukas Dolotovas. Taip, riaušių prie Seimo byloje sulaikytas teismo vengęs kaltinamasis Lukas Dolotovas. Gerai. Teisėsaugos pareigūnai savaitgalį Vilniuje sulaikė besislapsčiusi kaltinamąjį riaušių prie Seimo byloje Luką Dolotovą.
Jis buvo sulaikytas šeštadienį, sekmadienį Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi jam nustatė 1 mėnesio suėmimo terminą. Vyras suimtas iki vasario 28 dienos. Miesto apylinkės teismas buvo kreipęsis į generalinę prokuratūrą dėl Europos arešto orderio išdavimo, pasislėpusio nuo teismo kaltinamojo Dolotovo. Dar pernai gruodį teismo nutartimi buvo paskelbta kaltinamojo paieška. Sulaikius kaltinamai savo prašymą prokuratūrai dėl Europos arešto orderio išdavimo teismas atšaukė. Dolotovas dalyvavo tik pirmajame pernai balandžio 26 dieną vykusiame Vilniaus miesto apylinkės teisme surengtame baudžiamosios bylos posėdėje. Jis prisijungė nuotoliniu būdu, į kitus vykusius daugiau nei 10 teismo posėdžių netvyko. Beje, čia baudžiakas vyksta dėl dalyvavimo riaušėse, ne dėl gesto rodymo, o tai dėl ko jį nuteisė pagal celofaną. Pasižadėjimas neišvykti. Dolotovui yra pareikšti kaltinimai dėl riaušių prie Seimo 21 metų rugpjūtį ir neteisėto disponavimo nešaunamojų ginklų. Tai jam kaltinimai ne dėl gesto pareikšti. Bylos duomenimis, Dolotovas kartu su kitais riaušių dalyviais, susikibęs rankomis, užtvėrė ir tokiu būdu blokavo Tumėno gatvę, sustabdė eismą ir neleido parodžioti policijos automobilių ir kitiems eismo dalyviams. Grūmėsi su pareigūnais, konfliktavo su žurnalistais, nemažiau kaip 3 kartus metė akmenis į pareigūnus, tarnybinius automobilius ir Seimo rūmus. Spjaudė ant pareigūnų skydų nemažiau kaip 1 kartą koja spyrė į pareigūnų skydą ir pareigūnams rodė necenzūrinius gestus. Ir tada ateina šitas protiškai neįgalus recidivistas ir sako, kad už gesto rodymą. Praignoravo visiškai viską kitką, tai yra nutilėjo, nes tai yra sąmoningas melas. Ir tiesiog už necenzūrinį gestą. O tai, kad blokavo kelią, grūmėsi su pareigūnais, mėtė akmenis. Ne, čia apie tai mes nekalbėsim. Nutilėsim viską. Nuostabu yra tiesiog. Ok. Tai pirmas dalykas, kur galėjau patikrinti, kai šitie degradai ne tik kad kalba kažkokiais nieko nereiškiančiais žargonais ar citatom, kai paminėjo konkrečią pavardę su konkrečiu teiginiu, kad jis buvo nuteistas už necenzūrinį žodį. Necenzūrinį gestą tai yra. Pasirodo, galima rasti, patikrinti ir viskas yra viskas klėdesys tiesiog ir melas. Tai kaip visą laiką, žemo intelekto recidivistas, pisa protą gaidukas, kurį gaidino ir gaidins toliau. Gerai, man gana šito.